2024 metų Liepos 26 diena, penktadienis ir lekiam. Uselysų, Uselambija. Kur lekiam? Žmona paskambino ir sako, lekiam į Latviją. Nu, lekiam pasižiūrėti, kaip gyvena braliukai. Drin. Važiuojam. Startas. Po 4:19 mes startuojam. Mūsų laukia braliukai. Braliukai laukia. Latviukai. Išvažiuokite į žiedinę sankryžą. Išvažinėjam iš Lietuvėlės jau pasienis. Siena su braliukais. Latvija. Latviukai, labas. Mes jau čia. Kaip mes greitai 7 valandą kirtom latviukus, nu ir maunam. O čia kaip išvartyti medžiai, kai šičia žiauriai prasėjęs uraganas. O. Bet čia jau tvarkoma. Normaliai eiktų namas. Tararai. Tau patinka su žvirakeliu? O, aš laukiau. Jėzu, koks čia rūkas gavosi nuo dulkių. Nu, kelelis tai ne kažką. Nu, bet nieko. Pasiėmėm viešbutuką. 4 aukšte žmogus nuomoja, tai apsistosim, nes jau dabar yra po 8, tai ieškosim kažkur pavalgyti. Puselis nori valgyti. Ir aš nieko prieš. Pas Valę atvažiavom, Valės miestelis. Nuvažiavę Tokia Valės bažnyčia. Bet galėtų Valė saukelę gražesnį pasidaryti. O, Auskraulė. Pagaliau. Auskrauklė. Nesam tiek važiavę, 60 km žvyrakeliu. Zašybys, o tau ir latviešų. O, įdomu. Čia jaučiu dambą. Daugava. Ne, bet ta prasme čia kaip elektrinis, žiūrėk. Tuneliu važiuosi. Čia damba kažkokia. O, Latvijoje tunelis. Skatska. Žinojote, kad Latvija turi tunelį? Atėjom į savo kambariuką. Kai normaliai, kas yra pritukęs va virtuvėlė, šaldytuviukas, nieko nėra, reikės įsijungti, čainikas, mikrobangė, vaikyti visko užtenka. Į tualetinis sifenas, karočią, visko yra. Lova, svarbiausia, didžiulė, galės įsimiegoti. Vaselį nėra, tėliko nėra. Lemba langas su marlium. Ai, nu, bet gerai. Mūsų vakarinis Valgymas. Ką valgysim? Lovos, silkė, kavos. Lovas, silkė, Mūsų pomidorčikai. Iš Dituvos. Donelas. Ir pati gražiausia moteris pasaulyje. Nai. Šaltas plovas. Ir kažką aš esu pasidaręs tokio. Mes esame Latvijoje. Tokie skanus mūsų, žadėjau sakyti, pietukai, vakarieniukai. Kompiukas jau laukia, eisim žiūrėti aurimėlį. Pradedam šeštadienio
kelionę. Nusiteikęs? Taip. Navigacija Pasukite kairėn. nustatyta. Liepia sukti kairėn, taip ir darysim. Svarbiausia, davažiavom vakar. Patys sunkiausia, virš 4 valandų etapą praėjom. O šiandieną jau naršysimės po Į Dairileką objektėlius. spėjom vakar. Toksai miesteliukas, mažiliukas miesteliukas, Aiskrauklė. Va taip. Gausalambija Pictures. Čia taip tu bėgi. Kolektyviniai sodai Latvijoje. Nu jo, palyginant su Dituvėlės, tai jo. Grinai tada ogorodai. Ogorodai. Einam tokiais, kad tik nenusmukti į rėčką. Tiek prisiliesti prie istorijos, Aiskrauklės pilies griuvėsiai. Paminėti pirmą kartą 13 amžiaus pradžioje. Kai buvo daromi kasinėjimai, tai reiškia, kad ši pilis buvo pastatyta ant senovės Libijos piliakalnio. Ir po kalavijuočių ordino pralaimėjimo 1237 metais tuos rūmus valdė Livonijos ordinas. Prie Aiskrauklės įvyko vienas didžiausių mūšių, kuris paveikė Žemgalių likimą. Ir reiškia, kas dar yra žymima Wikipedijoje, kad po mūšio Žiemgaloje prasidėjo Laisvės karas ir 1559 metais Aiskrauklė buvo įkeista Lenkams. O 1577 ją užėmė rusai. Nu, įdomu. Jo, aptverta, negali prieiti, mažukas nukris. Aš eisiu vis tiek biškį paliesti. Ir štai mes matome įstatymų pažeidėją. Uselienė is Uselambija Pictures, kuri nori prisiliesti prie Livonijos ordino. Apie šitos pilies griuvėsius. Labai įspūdinga. Nu tikrai įspūdinga. Jo. Prisiliesti prie tos tokios senovinės. Prieš 700-800 metų čia stovėjo pilis, vyko mūšiai, krito žmonės. Va taip, nu ačiū tau pilies griuvėsiai. Lekam toliau. Kiek važiuojam, tai pietvidurinė Latvijos dalis, tai tokia kažkaip, nežinau, tokia senovinė primena, tikrai tokios civilizacijos. Posovietinė. Nu, tokia posovietinė, tikrai tie nameliai tokie, nelabai. Nu, aišku, gal arčiau jūros vėl daugiau infrastruktūros, bet taip, tai į kažką. Tai, kad vakar važiavom 60 km žvyrakeliu, tai... Bet užtat platus žvyrakelis buvo. Nu, šiaip Lietuvoje nežinau, kur rasti tokį... 4 juostų.
Nu, šitokio ilgio žvirakelė, nu da, mašiniukas tai toksai visas dulkinas purvinas. Atvykote Koknesės pilies griuvėsiai. Kaip nurodo kelias pėsčiom, galite pasiekti pilį per vandenį. Šiaip nebandysim kaip Jėzus eiti. Teks apvažiuoti aplinkui Koknesės pilies likučiai. Pipės grybai auga ant kelio. Kita turisto dalia. Karšta, kalniukai, pakalniukai. Visokie iššūkiukai. Kokie metukai gražus, 1687. Prie kokios senovės prisiliečiau. Jeigu taip trumpai istorijos, 1200 metais vyskupas Albertas vietoj medinės pilies pastatė šitą pilį. Ir 1700 metais per kokį ten šiaurės karą ši pilis buvo tiesiog susprogdinta. Ir nuo to laiko yra pilies griuvėsiai. Čia tik tais maža dalelė. Eisim žiūrėti toliau. Ir kaip atrodo Koknesės pilies griuvėsiai. Pajazu, kiek metų norėta čia atvažiuoti. Buvo pažymėta, kaip noriu nuvykti. Ir atėjo tas momentas. Be šūvio. Fire! Įtariau kankinimo kambarys. Kokie čia tie požymiai? Niekas neįleidžia. Lemba. Kankinimo kambarys. Apie Koknesės pilį? Nu, žinok, įspūdinga. Įspūdinga. Tiek metų planavom ir įstyvyra. Vertėjo tikrai. Vertėjo? Vertėjo nereikia, bet vertėjo čia atvykti. Ačiū, važiuojam toliau. Rasta. Šitaip atrodė pilis. Koknesės parks. Nu ką, stebinėjai vaikystę? Kakariko! Guliai, Vася. Tantaram.
Zakusonas iš karto. Skaniai. Vairuok, o aš iš Garla. Kas ta per žmona mano, aš nežinau. Rykas balsams Eina į trasą. Nu gerai, tada aš tokį. Belkavol. Latvija zigzags. Zigzags ant zigzagą. Kazų Grava nustatyta, estai irgi papaskui lygiai taip pat užsigliūčino. Taškas yra, taško nėra, davažiuoti neįmanoma. Bandom apgautinėti navigaciją. Dar kartą navigacijos tikėti, tai savęs negerbti. Galėsi vėl per žvyrakelį. Traktorius yra šalia. Gerai, o dabar žiūrėk, o va čia va kelias yra kit. Rizikuoja. Sako, kita žemė yra žmonių. O Jėzau, kokiais kalabibiškiais važiavom. U Kazų Grava. Nu, turi būti labai graži, nes mes iki tavęs labai sunkiai. Žodžiu. Sakyk vieną žodžius. Aš tikrai nesakysiu šis iki žodžių. Žiūrėk, kur einu. Aš žiūriu, kur einu. Sargiai. Apeinam kelelį. Šonais. Žinių. Ir jokių žinių. Laimė, kad mes ne vieni, tokie durneliai. Bet ten iš tos pusės įvykiais. Negi radom iš tikrųjų. Negi radom. Atsakyčiau paslysti. Visi daro šičia leidžiasi. Ne šičia. Tikrai ne šičia. Kokie čia skardžiai. Kur neini, visur akligatvis. Aš jau paskutės, bet ir ne pirminė atgal. Atvykome prie Cesio pilies. Kaip įdomiai. Labdien. Čia tie žalvariniai. Так, по большому так она выглядит. Да. Не так. Да. Jolanta nusipirko apyrankę kalvystėj. Žalvarinė. Žalvarinė. Va, o parodyk, va kaip šiurpai, va visą pasišiaušusi. Jinai čia va buvo pagaminta.
Nu tikrai vertėjo, nereikėjo, bet vertėjo tikrai pabuvoti. Bilietai po 10 eurų. Žiūrėjau įdomų filmą, pažiūrėjom interaktyvų, kaip istorija pilies nuo pat įsikūrimo pradžios. Tai tikrai įmesiu, YouTube galėsit pažiūrėti. Mūsų tradicinis. Čink čink. Atvykote. Lustužis. Lendam. Tu man šviesk. Sandėliukai. Kokie ten sandėliukai. Kaip čia šalta? Atsargiai. Čia kiti kas čia? Rusiai? Bet tai kokia čia išražyta. Nu, apėjom ir mes sakom, Nu tiesiog kaip pasakyti, kada esi, nu kaip, nesigiriant, išvažinėjęs galbūt tokių vietų, kur tu ten po kalnus, ten karstaisi visur, nu tiesiog užkelta ta kortelė, o nu, čia žmonės irgi pasidarė, yra nauja. kortelė užkelta. Leidžiam kortelę ir einam žiūrėti. Nu, va, ką negražiai, kažkokie išraižyti hieroglifai. Tai žiūrėk, apačioje pašikta. Nepašikta. August. Vaikštom, žiūrim. Žiūrėk savo po kojom. Tai tu žiūrėk, po galvą žiūrėk. Ten apačioje žmonės sėdi. Čia ale padaryta sandėliukai. Nu, o žmogus pasidarė savo sandėliuką kalne. O ko blogai? Tokia nepatenkinta Salambija pikčias. Patenkinta, bet norėjusi daugiau. Čia kažkokie, va, suktukai. Čia gal kokia žuvė veisykla. Čia yra Lašišų vingurių kelias. gerulis. O čia yra klintys eisama. Ir vėl laiptai. Nei urvai. Landos. Nu, kelintais metais? Čia 1812-1816 metais buvo vienas iš pirmųjų rankinių popieriaus gamybos fabrikų. O, kaip mes žinom. Labdien. Koks jūsų vardas? Sakysiu. Nesakysi? Ei, motereikia, jūs pikta? Bezė nuėjo. Gnomų nameliai.
kurie gyvena. Jeigu rimtai, fabrika Klintys. Nuokalnės. 9 procentų nuokalnė. Atsigaivinti ledų, skanus ledai. Laukia žiauriai karšta šiandieną. Kaip gražu. Nikone Alpės. Gauja. Vykome, einame link Gutmanio. Išlaukta, išprašyta Gutmanio ola. Tūkstantis 881, 89. 1849. 916. Oi, namus. Kaip man čia reikia užlipti? Šiaip ne taip užlipau. Sakė, negalima lipti, užlipau. Ir rašyti negalima netgi, va? Nu tai. Aš tai nerašiau. To negalima. Ką pasakysi apie šitą? Ko gero, gal ir paskutinį mūsų tašką? Šiandien. Šiandien aš apie Šios šiandien. kelionės. Netimti vatą, nes iškarpysiu video. Aš nežinau, man tai lapai patinka. Tik tu šiek tiek. Tai įstatymų pažeidimai. Karstimasis per tvoras, kada yra šalia labai gražus ženklas. Nedaryti to ir nedaryti to. Kaip aš užaugo, ne? Ant pilies tilto sėdžiu. Kojos beveik kaip pilies tiltas. Na ką, Įmerksiu. padėkojom Olai, Gutmanio Olai. Padėkok, prašau, Gutmanio Olai. Thank you, paldies. Paldies. Ir go, home, nei home, bet turn. Atsargiai man. Blemba, ko tu mane taip iškėlė aukštai? Palauk. Jėzus Marija, uselė. Nenumesk. Nu nedaužyk. Aš išskrendu į olą. Po 7-6 nustatyti namučiai. 328 kilometrai. Normaliai. Bendrinant kelionę. Vienos geros dienos. Tai, tokia liuks kelionikė buvo. Like. Čik činkt.